Galvojantis apie studijas Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai turi iš ko rinktis. Beveik 5000 aukštųjų mokyklų turi programas, bakalauro, akademinės ir profesinės bakalauro programas. Institucijas galima būtų suskirstyti į valstybinės ir privačias. Yra plačiai žinoma, kad privatūs universitetai studijos tenais yra truputėlį pigesnės negu studijos privačiose aukštosiose mokyklose teikiančiose akademinio bakalauro programas. Tačiau valstybiniai universitetai yra suvaržyti labiau ir privačios aukštosios mokyklos teikia žymiai daugiau stipendijų programų. Taigi galutinis metinis biudžetas gali būti žymiai mažesnis studijuojant privačiose aukštosiose mokyklose. Taip pat Amerikos aukštosios mokyklos gali būti suskirstytos į priklausančias religiniam bendruomenėm, vienos lyties aukštąsias mokyklas, tai yra vyrų universitetai, moteriški universitetai ir visą eilę kitokių tikrai įdomių aukštųjų mokyklų galima rasti ten. Dvimetės kolegijos, dar kitaip vadinamos Community College arba Junior College, teikia asociato laipsnį, tai yra 2 metų studijos. Kolegijos 4-metės ir universitetai turi 4 metų bakalaurą ir tai yra akademinis bakalauras. Kas ypatingai išskiria Jungtinių Amerikos valstijų aukštojo mokslo sistemą, yra laisva galimybė pereiti iš vienos aukštosios mokyklos į kitą aukštąją mokyklą, neprarandant metų. Tai yra, sakykime, studijos 2-metėje kolegijoje ir gautas bakalauro laipsnis, gautas asociato laipsnis gali būti pilnai užskaitomas tolimesnėse studijose 4-metėje kolegijoje arba universitete ir dar po 2 metų bus suteiktas akademinis bakalauro laipsnis. Taigi yra tikrai didžiulė galimybė, lengva galimybė pereiti iš vienos aukštosios mokyklos į kitą aukštąją mokyklą, nesugaištant laiko. O 2-metės kolegijos, kaip taisyklė, yra pigesnės už 4-metės arba universitetus. Tai yra mokestis už studijas, į ką įeina naudojimasis universiteto infrastruktūra, biblioteka, laboratorijos, dėstytojų darbas ir gyvenimo kaina, kas būtų gyvenamoji vieta, maistas, sveikatos draudimas, nes skrendant studijuoti Jungtinės Amerikos valstijas reikėtų žinoti, kad sveikatos draudimu reikia pasirūpinti iš anksto. Kitos asmeninės išlaidos, kurios vėlgi priklauso nuo kiekvieno iš mūsų gyvenimo standartų. Taigi metinis biudžetas susideda iš mokesčių už studijas ir mokesčių už gyvenimo išlaidas. Finansinę paramą galima būtų suskirstyti į 3 pagrindinės grupės. Pirmoji grupė, Merit-Based Scholarships Financial Aid, yra teikiama už akademinius pasiekimus, yra teikiama žmonėms, kurie gabūs vienoje ar kitoje srityje, tie, kurie turi sporto rezultatus labai aukštus, tie, kurie turi asmeninės savybės, kurių reikia vienam ar kitam universitetui. Tai yra lyderiai, tai yra žmonės sugebantys apie save organizuoti studentų grupės, žmonės, kurie visuomeniškai yra aktyvūs, kurie praleidžia daug laiko dirbdami, sakykime, savanoriaudami. Antroji grupė būtų Need-Based arba socialinė parama, socialinės stipendijos. Jos yra skirstomos atsižvelgiant į šeimos finansinės pajamas. Be abejo, reikalavimas gali būti ir aukšti akademiniai pasiekimai, bet galbūt pirmasis atrankos kriterijus yra šeimos socialinės pajamos. Garsiausi Amerikos universitetai, įeinantys į pasaulio 100-ką, 50-ką, daugumai jų turi tą vadinamą Need Blind Admission filosofiją. Tai yra, studentai yra atrenkami pagal savo akademinius pasiekimus ir komisija nemato finansavimo poreikio to kiekvieno studento. Ir tik tai tie, kurie yra atrinkti studijuoti garsiausiuose universitetuose, tada komisija
atidengia to žmogaus poreikį skirti stipendiją ir skiria tiek finansavimo, kiek tam žmogui reikia remiantis pagal pateiktus šeimos pajamas. Trečioji grupė būtų darbas universitetuose. Studentai vykstantis į Jungtines Amerikos valstijas su studento viza, jie yra apriboti savo darbo laike. Jie gali dirbti 20 valandų per savaitę mokslo metu ir pilnu krūviu atostogų metu. Šitas darbas nesuteikia didelių pajamų, kaip taisyklė, tai yra darbas universitete. Ir vidutiniškai tai yra metų pajamos apie $2000 per metus. Ko dar reikėtų stojant į Jungtinių Amerikos valstijų universitetus? Be akademinių išrašų, motyvacijos laiškų ir rekomendacijos reikia dar išsilaikyti ir egzaminus. Egzaminus galima suskirstyti į dvi grupės. Tai anglų kalbos egzaminai, TOEFLas arba IELTSas ir bendrų gebėjimų testai. Tai yra SAT arba ACT. Kaip atsirinkti tuos egzaminus? Siūlyčiau būsimiems studentam paskirti laiko ir pasižiūrėti pavyzdžius internete visų šitų egzaminų ir pasirinkti TOEFLą arba IELTSą ir SAT arba ACT. Education USA konsultantai padeda pasirinkti savo tinkamiausią studijų vietą, susidaryti prioritetus, pasirinkti studijų programas, paruošti dokumentus stojimui, konsultuoja registruojantis egzaminam, padeda komunikuoti su universitetais. Taip pat mes turim specialias paskaitas išvykstantiems studijuoti. Dažniausiai tos paskaitos yra skelbiamos pavasarį arba vasarą. Norintys apsilankyti studijų užsienio informacijos centre, ras mus Saulėtekyje. Taip pat mes galim konsultuoti internete, naudojant Skype'u, gali prašyti klausimus į mūsų Facebooką arba skambinti.